Šakelė, manau, kad labiau kaip trakų reikia imti durti, nes jis lengvesnis. Šitas jau yra, kada jau yra šaknis ir yra. Kartais nebūna taip, jeigu skirta augalas, taip į tą šaknis pribado su mediniu pagaliuku kokį ir prikiši jo, tada jisai tų papildomų šaknelių prileidžia. Yra. Tai va. Nu čia špalio ir augintos liepos, čia liepos, čia taip suformuotas, iš tikrųjų tai viskas važinės, Olandai labai, kas mažai vietos turi. Tai tie labai gerai augina, kai kaimyno daržo, kad negalima taip įlįsti augalą. Tai toksai, bet yra jau Vilnių daug prisodintų tokių augalų. Čia yra toksai augalas prie mūsų. Picėja orientalis aurėja. Yra rytinė eglė, nuostabus geltoni ūgliai būna. Tai čia, kai jau spygliuočiai leidžia ūglių, tai gal kokį birželį, tai nuostabus ūgliai. Ir geltona, dabar jau jos, tik jos rytinė eglė, jos spyglys visai kitoks ir jinai tokia, reikėtų bambuką labiau, jei gal jaunai parišt, nes nemėgėja tokia pasilankstyti, kol jauna, paskui jau nieko. Nu čia hortenzijos šlatilinė, jau čia kas dabar šį sezoną liko, kitam sezonui bus atnaujinta kolekcija, nes vienas iš pakančiausių, visą žiemą gali va taip prastovėti, paskui nukerpi vėl atželę, žydį, tai ne didžialapė. Didžialapę vis tik reikia pasaugoti ir jinai turi tokių... Ne, paliekam. Bet šiaip tai formuota augalus būtina. Čia mokyčiai. Populiarėjantį, niekaip populiarumo nepraleidžia. Smaragdas yra. Dabar yra golden smaragdas, šiemet atsiradęs smaragdas, kitąmet pas mus irgi jisai bus. Visi tie dalykai yra licencijuojami, tai jų iš pradžių kainos būna aukštesnės, nes licencijas mokamės mes lygiai taip pat. Magnolijos iš tikrųjų čia nepasažys, yra vienas augintojas Lenkijai, jisai specializuojasi vien magnolijų, mes tik su juo ir dirbam, nes, kad jeigu norim didesnį įvairovę, veislės mes atsirinkę tos, kur žiemoja, bet visada siūlom žmogų, kad pasodintų, nenskirsiu į tą magnoliją, gruntą gerą padarytų ir tada viskas būna gerai. Dar vienas populiarumo neprarandantis augalas Salixo kuronišikis, sveikalapis gluosnis, čia aš nežinau, kiek metų turim, kiek metų visiems reikia jų. Čia bus kadagys Golden Carpetas. Jis tiesiog yra labai žemas kadagys, kuris palei žemę auga, o įskiepytas ir dabar jau jisai nuo pačios viržemyn. Rododendras žydi. Jo, rododendras Kunigshamsvatas, jis turi tokią tendenciją, antroj pusė vasaros pražysta pavieniai žiedai. Kai kurie veislės rododendrų pas mus yra pagrindė čia visos, kurios be problemų Lietuvoje yra išbandytos ir žiemoja. Galima nusipirkti nuo mažo augaliuko Scarlet Wonder. Aš pas mane namuose Scarlet Wonder puikiausiai žiemoja, auga ir pas kitus žmonės kartais po žiemos. Aš tiesiog mėgstu eglišakiais užmesti, kad sniegas neįšutintų. Labai geriausi, jeigu taip žiūrim, tai vieni geriausiai Jakušimaniai rododendrai. Rododendrai Jakušimaniai. Labai puikiai žiemojantis augalai. Ir pas mane yra Jakušimanis fantastika. Fantastiški žiedai. Mano tėtis augalų nepažįsta visiškai, bet jis jį kai pamatė, tai sakė, čia tai yra augalai. Čia suprantu. Čia vaismedžiai tulpmedis. Teko matyti tikriausiai. Man teko matyti ir žydinti. Vėliuonai. Ir vėliuonai yra, ir raudondvario medelynas turi, dabar retumai turi taip. Dabar mes turime ir tulpmedžio koloninę formą. Yra dar tulpmedžio koloninė forma. Rododendrum lutėjus arba azalėja knapfilė. Dažnai azaliam vadina, iš esmės tai yra rododendrų šeima, parausta kitoj pusėje vasarą, rudenį, sakykime, jau labai gražus augalas. Ir jos numeta lapus, bet tai vienas iš rododendrų gali augti ant saulės. Ir rododendrum viskozum yra dar viena labai gražus vasaržalis rododendras, kuris žydi truputį vėliau, labai pakantus, kvepia žiedai. Tai tą bandysim irgi nuo kitų metų po truputį populiarinti. Labai įdomus augalas yra Cornus canadensis, sedula kanadinė. Sedula irgi, dideli krūmai būna, čia mažiukas, labai žalias, labai gražiai žydi baltai ir rudenį labai gražiai raudonas. Tai jeigu kiliminiam apželdinimui, tai vienas iš nuostabesnių, tik reikia pamatyti, pavasaris buvo visiškai žalias, o dabar jis visiškai labai gražus. Labai geras, labai pakantus. Čia visas? Visas.
Ir astilbės bandom populiarinti, astilbės, šlamučius, melsvės, heucheros, heucherelos, terelos. Irgi labai geri augalai, lapiniai, visą žiemą vasarą, jau čia blikutis nelabai ką turime. Kartokit to raudonlapio pavadinimą. Sedula. Sedula kanadinė. Tai va, nu čia šilauogės, vaismedžiai. Čia taip kokybiškai kaip turi atrodyti vaismedis. Turim visokių. Sodo augalai, tarp kitko, turi klasifikaciją, tik irgi ne visi žiūri. O jūs gal biškį apie ašarnešio obuolių tam, kad atpažinimui, nes noriu dar vienos. Nu, pasižiūrėsiu, jeigu ką žinosiu. Bet šiaip tai... Ant stalo tenai. Gerai. O čia hortenzija? Čia yra hortenzija, šlatelinė hortenzija ir užauginta tokia štambinė forma, lietuviškai medalio forma. Dar vis kalbininkai nenusprendžia, kaip čia teisingai vadinti. Tai va, ir tik tai visos štambinės formos mes visada sakome, nu pasižiūrėkite, nes ne, kur kojom žemėje, kur viršūtės kiepas. Tai žinau, jūs padarėm išvadą populiarėję dėl to, kad visus 7 metų. Nu, čia kačiukai būna. Va šilta jiems, sakyti, ir šiltas ir šiltas. Čia vėžiai. Ten yra eglutė akrokona. Paprastosios eglutės akrokono forma, labai įdomus konkorai, šiai dideli. Ten skiepė, kad svirsta šako žemyn. Priešintis skiepas neina. Žinau, ir skiepimo pamokos bus kovo mėnesį. Dekanas darys. Čia yra pušis repandens. Čia yra pinus ilacis repandens, paprastosios pušies repandens forma, jinai yra tokia krūmo auga, tokių šliaužiančių. Repandens tai yra šliaužik, dažniausiai kas šliaužia. Jo, čia viržiai. Leukotoja. Leukotoja visą žiemą, vasarą būna žalias, rudenį parausta, bet labai toks truputį jautresnis augalas, reikia jį pasaugoti, pridengti. Tokie žiedynai būna balti gražus, bet su rododendrais tinka sodinti vieną gruntą. Nu, čia koloniniai augalai ir valgomasis šermukšnis yra, serbuso dalis. Kalikantas. Kalikantas auga Dobravos arboretume. Labai mes šiemet irgi, mes vaiką skatinam, kad kažkokius įdomesnius augalus žmonės sodintų. Puikiausiai žiema, labai buvo įdomus žiedas jo, gražiai pagelsta lapai. O va ten, žiūrėkit, geltonuoja pušis. Čia yra Pinus mugo Wintergoldas. Jinai yra Opfir Wintergold. Ir dar viena rūšis yra, kurios žiemą ryškiai geltonos, o paskui vasarą visada žalia būna. Ne, raudoni tie. Žiemos radau klevukų. Tas yra drakonas tas vadinamas, jinai turi va tokį va, čia ne liga. Visus metus šitaip? Taip. Jinai visus metus tokia. Šita? O dabar žiūrėkit, pirku seniausiai mugėj pušelę. Sakė, kalninių pušelių seinukai. Ir jie buvo skirtingi. Vieni ten garbanotais spygliais, kiti ilgesniais, o kiti geltoni. Išlieka šitas požymis ar ne? Iš seinukų tai sunkiai. Sunkiai? Bet vėlgi genetika. Pavyzdžiui, yra toks augalas, čia visterija augina. Tarp kitko, visterija aš auginuosi žaliakalnį. Pas mane visterija žydi 2 kartus metuose. Na, prie namų, užlipus iki namo pačio viršaus. Ir žinot, pradėjo kada žydėti. Iš mano patirties. Visterija užaugo man iki... namas 2 aukštų, tai kaip pat viršaus. Ir jau reikia kažką su ją daryti. Ir mes paėmėm ir nurežėm. Ir palikom nuo žemės 1,5 metro. Grįžtų namo, žiūrėjau, kažkas kabo. Galvoju, kalmelė kokia. O ten pukuoti žiedynai. Kai aš ją pradėjau karpyti, man pradėjo žydėti. Kol nieko nedariau, leidau. Prie Vilnių muziejaus yra visterija labai didelė gražiai Kaune. O jinai čia žiemos va taip? Taip. Ir nieko? Tikėsime? Atvažiuokit pasižiūrėsiu. Maumedžiai. Jau maumedžiai dabar gelsta. Mūsų va ten kaip yra visas šlaitas, tai va šitą šlaitą, ten spigliuočių, čia bus lapuočių. Čia yra susadinti augalai ir bus sudėtos kortelės ir galės žmonės pažiūrėti. Ten yra dar cersis pasodintas, labai spūdingai rožiniai žiedukai išžydi.
O laukiais? Čia visi augalai laukia, viskas va taip va pas mus ir žiemoja. Mes Gausi turime ne per seniausiai šerkšną. Yra šerkščių 3 rūšis, tai reikia žiūrėti, vienas yra, parodysiu vieną katalogą, pagal ką labai reikia žiūrėti zonas augalų. Korėjinės pušies neturit mažytės? Tai va, čia rožės, nupirkau vardu tokių. Ten dar pieris, bet nestovi, šeimos dendroaugalas. Labai Europoje tai labai populiarėja visos rožės tos, kur mes vadinam tom ir pietrušėm. Pas jos tai nu, čia obelaitė. Ten Hansa ir taip toliau. Rožių? O tos erškėtrožės. Na, čia Raugeriškių visa kolekcija. Iš tikrųjų labai puikus augalas, spalviniam gamam puikiai tinkantis. Formuotus augalus įdavos malūnas. Jie šanuoja labai. Vis pravažiavam patavę, sakiau tėvam, tokit noriu aš čia nueiti. Nu tai va, čia geuskeras. Kokias ten tas formuotas? Vėjum žiognanė lietuviškai. Oho, čia žiedukai. Žiūrėkit dabar. Tiek šitos. Na, patišti. Čia gyvalgomas, ta, kreivabudė. Dabar žiūrėk, čia yra snaputis, Jolly Bee. Čia yra vienas augalas buvo pasodintas, vieno augalo užtenka kvadratiniam metrui. Bet jisai nesidaugina, niekaip kol kas mes jo licencijuojama veislė, pakankamai brangus augalas. Iki pat, kai pradeda išdėti, iki pat rudenio. Įspūdingai. Čia rasakilė yra, va čia va visos tos mūsų terelos, terelos, garbanotais, astilbės, žiuolės, baltos. Čia paprastoji pušis buvo labai nekaip suformuota. Šeduvos malūnė, ten tvenkinį, kiek daug matosi, kad vanduo ten skaidrus buvo, ten irgi plaukioja. Žinokit, labai bendraujantis gyvūnai, galiu pasakyti. Dabar ruduo, jau jie, neaktyvūs. Bet žinokit, kaip jie vasarą prieini, bet anksti darbą mes kai ateinam, pasilenkia, visi išplaukia, burnas iškiša ir laukia, kada tu juos maitinsi. Labai komunikuoja. Aš turiu mažiukų. Mūsų jau užaugo. Ne, aš to prasme, Ir pas mus, čia yra per visorą neįgysi, ten kėdėti. Jaumus nėra gyvata būtis. Pas mus žiemoja, puikiausiai, visi 4 metai. Ten yra nuskambus floridų. Čia yra nuskambus floridų, iš tikrųjų eksperimentas mano buvo. Teoriškai nelabai turėtų žiemoti, bet pas mus jau 4 metai. Oho. Šitas visas rožės besidriekiančias mes mylim, nes mes mums su jom nieko nerysim. Čia pinus leoparderinis, dėl to jie yra puikiai. Man asmeniškai viena iš gražiausių, dėl to, kad jinai žiemoja puikiai. Ir mažiausiai stresuoja. Nu, jūsų pasitokio dydžio nematėm. Taip, mano skanatas čia. Gerai žiemoja, ar? Pašaudė, čia turim tokį dalį. Čia parvažiavo konteineriai iš Japonijos. Tai rožė pašildo. Ant stalo. Kad karosai buvo, tai yra žinoma. Kaip dabar pakalbėti? Jau reikia pradėti. Irgi pakalbėti? Čia yra formuoti kukmečiai, digusis kukmečiais, taksus kuspidata. Buvo dega pailgėjo man. Bet čia yra ne Lietuvoje, čia yra Japonijoje formuota. Mes parsivežėm šiemet konteinerį iš Japonijos. Labai pergyvenau, gal kaip jie čia atplauks, bet atplaukia labai neblogai, nes jau jiems nemažiau 50 metų yra. Tai va, jų tas formavimas yra gana ilgas. Iš uogų tik pažinčiau.
Tie gal Yra uogų, va, kiti ir su uogom, bet... Bet palauk, ar tik Tik sėklų sėklų nereikia. negalima? Nu, o šiaip kisėlius, tarp kitko labai daug. Paimk. Nenoriu. Dar? Neimsiu. Dar nusidručys. Neimsiu. O jisai viską valgo. Galima kukmedžio valgomas uogas. Tik tai sėklas. Jo. O sėklos paleidžia irgi. Jo. Bet kai uogas atvažiuoja, reikia dėti. Serbinės eglės šiaip ir yra pigus vilkas, bet čia suvokinę formą turi. Tarp kitko prigijo į paprastą eglę kiek. Jo, jo. Tai ir skėtais paprasta eglė. Iš tikrųjų, be problemų. Tik laiko reikia, kol prigė. Bet šiaip visada šitie augalai, visi svyruokliai, bent iš mano patirties, tai kada žmonės pamato jau didelį, tada jau gražu. O kol mažiukas, mes turim tokį Horstman kadagys yra. Paprastojo kadagio Horstman svyruoklinė tokia forma. Nu, jis kai didelis, nu, toks įspūdingas, o kai mažiukas, tai kelias tos, nu, niekam neįdomu, niekam. O žiūrėk, čia yra vienas iš gražesnių augalų. Rudenį, kai pradeda rausti, tai įspūdingai atrodo, Lietuvoje puikiai žiemojantis augalas. Čia Madzukai parke yra pasodinta šitą. Jo, yra. Nu, už tai, kad japoniškiams sodams ir reikia visų tų spalvų rudenį ypatingai. Nu va, atėjom dabar iki mūsų O kokie konteineriai dideli. zoologijos sodo. Labas, Kienė. Lama. Alpakos, poniai, mini poniai. Labas. Tos alpakos nesispjaudo. Spjaudosi. Taigi, na, gamti. O čia dirba, čia, kol iki paskui prie zoologijos sodo, čia aš tik noriu pasakyti. Čia Tuoj sukaup seilių ir dėt čia fotografuojant ant to dėt. O Jėzus, mes tai vadiname idėjų parku. Ir idėja mano yra tokia, kadangi aš pati mokiausi toj specialybėj, man nieks neleido pabandyti, kaip mokiausi. Mes leidžiam studentam daryti, ką nori čia. Ir šitą va reikia dabar pertvarkinės, ten vaikų salė turi. O čia dirba vaikai. Šitą idėją jie įgyvendina čia pas mus, augalus, sodo dekorą. Tai yra jų visi darbai. Mes truputį kaip pasipriežiūrą vykdom. Čia yra Mikų kolegės, čia yra Vilniaus Žvaigždyčių, čia yra Kauno Masaičiai, ten irgi yra Kauno Masaičiai, ten yra miškų Dubrava. Tai va, mes ruduo, dabar jau vaizdas yra kitas, reikia kai būna pavasaris. Tai yra pagrindinė. Tai yra Magnolija Sudan, du kartus. Jau koloninis tulpmedis yra, dar nelabai populiarus. O čia noriu parodyti yra liepa mažalapė Winter Orange. Puikiai žiemoja, puikiai auga Lietuvoje. Jos tik tai tas yra, kad tos raudonos šakos, tokios, tai jos yra, nu, žiemą, jos ir matosi žiemą, kada jinai prie kitų augalų fone su tom raudonom savo šakom būna. Tai architektūriškai ir estetiškai labai įdomi ir gražiai atrodo. O šiaip kaip taip žiūrite į liepą, kaip liepa atrodo. O rudenį tada tos raudonos šakos galima suformuoti ją labai įspūdingai. O čia vąžalas, Glaustašakis. O jo gėliukų būna pavyzdžiui, ar ne? Būna. Bet nedaug labai. Nes Kaune prie tos viešosios bibliotekos keliauja, tai gal yra, pavyzdžiui, šaukštų būtent toksai, ar jau reikėtų Na, skiepyti? visada įskiepį truputėlį būna problema. Tai va. Tai yra magnolijas. Ten yra, jeigu įdomu, platanas. Gal sako, Europoje matys plataną, įspūdinga žievė. Pas mus žiemoja jau, kur mato, žolėma paauga. O tai reikia sodinti tada. Bet Tai va dabar šiemet, va, mama, Vilniuje, Vilniui su rizika. Kaune, Palangoje be problemų. Matot, kokia žievė grįž? Čia yra platanas. Ir pas plataną dar būna tokie labai gražus vaisiai žiemą. Nu, klevas, o klevas.
Nu, jo, atrodo kaip klevas. Bet toks Labai spūdingas medis, žievė ir labai gražius vaisiai kabo žiemą, kai nukrenta žievė lapai. man pati geriausia. Tai yra šito turkiško lazdyno. Irgi. Tiesiog Ir nesinori tiesiog- rankos atitraukti. Laikyčiau ir Turkiškas laikyčiau. lazdynas, tai pavyzdžiui, visi, kad lazdynas kaip medis, tai labai pasnieka, visi krūmų kažkaip lazdyną įsivaizduoja. Bet jinai tokia švelni, tokia. Šiaip buonkandis jau liko be lapai. Bet šiaip irgi labai geras, fainas augalas ir yra toks dalykas, kaip karamelė, kaip patrinus jautis. Žinokit, formavimui labai dar geriau augalai yra skrobai. Labai geras augalas. Pražiopsojai, vėliau nukirpai ten. Tai čia yra blokais. Čia žmonės sodina gyvatorius. Paima tokius blokus, sustato, Mačiau magnoliją, čia taip suformuota. Liepas taip galima formuoti. Vilniui nepaidet. Ja, čia mūsų mes jau čia įsikabinam iš mažiukų ir vat jau užsibujoja. Tai šitas žolinis? Taip. Gal visada dar parodys. Jo, būtinai, būtinai. Minizų. Jau norėjau prieštarauti. Yra toksai, kad jie irgi buvo savininkai, jie tiesiog norėjo padaryti, tai yra nemokama, dažnai atvažiuoja, pas mus klausia, visi tai reikia mokėti, nu sakom, gal jau reiks pradėti, nes jau visi siūlosi. Kaip pas Juozapą aukų dėžutę. Pakabinti ir kas... Mes kol kas dar sugebam išlaikyti. Ne, bet tai nepakenks ir šitas. Jo, kas kiek gali. Tai va. Tarp kitko, šiandien, kai galvojau, kur čia mums susirinkti, mes ten turim tokią lauko kavinę paviljoną, tai šiaip tai mes vasarą visą laiką ten geltonuoja palapinės stogas, mes ten renkamės. Ten yra kavinė, ten yra, bet ten paukščiai pažiūrėkit. Jo, ir dabar nėra čia, bet mes dar turim baltus stogus. Tai aš turiu kalbant, pirmą kartą pas mus ir mačiau. Baltos spalvos, neįskleidžia savo uodegą, tai labai įspūdingai. Nu ir šitie įspūdingai. Aš pirmą kartą pamačiau prie Brosito kapo Jugoslavijoje. Parkas ir irgi vaikščiojo laisvai. Ir kaip jį. Bet jau šlykštus balsas. Tai va, turim ir gaidžių, ir vištų, ir kiaušinius valgom. Tų perlinių vištų tai tokie mažiukai kiaušiniai, bet kietas labai Tai lūštas. šitas perlinis. Ne, čia gaidys, o yra Ne, vištas. bet ta prasme čia iš perlininkas. Vištas. O kur tas mūsų perlinės? Pavyzdėlės? Tai va. Tai pas mus jau tam kavinė, vyksta visokie renginiai. Dar turiu labai noriu vaikų vadinti O čia jau Kas tą vargšą juodą išvaliojo? aš nevažiuoju. Tai žinokit, ką aš... Šiaip tai jie visi čia šitie pas mus atsivedė. Atskiriam tik mamą, tėtį ir... Dvi mamas ir vienas tėtis. Čia tienė, mini ponis. Marolo tai turim Marolo ir tikras ponis. Koks vardas? Atėnė. Ponis Atėnė. Taip. Mini ponis. Mini ponis Atėnė. Mes turim rolą. Kur rolą? Atėnė. Jo, mini ponis. Dabar temperatura dienos, tai jie mėgoti. Tai invazinius gyvūnus, tai vokiečiai prisidžiaugia. Ateini į mišką, negi nėra paukščių, bet O, mankštą darai, mankštą. Mankštą darai. Mankštą darai. Nu netriukšmauk tik tai, nu netriukšmauk. Daryk tą savo mankštą, bet Bet aš triukšmą. pats norėjau tokio fantastinį paukštį. Oi ne. Taip. Va, dar gražesnė. Rėksnė. Kokie du. Va, pažiūrėk kaip demonstruoja. Pasimalis reikia prieš vaikus. Ai, kokia graži. Ai, kokia graži. Ai, kokia graži.
Ara, o čia kakadukas. Ei, kokia graži. O ko drebi? Šalta jam? Ai, ten Ten viduje yra... Ai, kaip tu moki, ai, kaip tu moki. Nu, dar parodyk ką nors, nu ką tu moki, nu. Ai, kaip tu moki, ai, kaip tu moki. O kaip zylė pakliuvus čia. Ai, nežiūrėk, neišlenda, įlinda ir neišlenda žylyse. Kaip zylė pakliuvus pas kakadu. Dar tinklelį kur nors. Va, čia gyvena, dar viena yra. O čia ta pati. O, net nebūčiau pastebėjęs. Apuokas. Apuokas tokia. Pasvilpkit, ramybės įsikūnijimas, nusispjaut man į visus. Jeigu kas ir demonstruoja savo grožį, tai man vienodai rodo. Oi, čia jau žinote geriau. Praeiti. O, baltoji pelėda. Jo, kitas kutabaras parvežė, jos nesijokė. Žiūrėk specifinis juokas ir visi vis norėjo sulaukti. Ir paskui tas savininkas ir jis iš telefono apie YouTube paleido kukavaro. Ir jos sureagavo, tai vietą irgi. Tada buvo toks. O čia tai įspūdingas, matai. Oi, koks grožis. Jo. Čia šita pelėda yra, jos sparnų būna bendras tiesmuo apie metrą. Viena iš didžiausių, kokia yra pasaulyje. Taip. Labai įspūdinga vaizdas. Tai kokie čia papūga? Dabar, Laplandija. Mokosi, nes vaikam turėjau ekskursiją. Viskas sudėliota, bet va tas... Oi, koks tu grožis. Labai gražiai. Įspūdinga. Nusileidus čia. Aha, pasirodyt. Įspūdinga labai. Nu, ai, nu dar pasirodyt, pamojuok. Nu. Ai, kaip, o. Bet tokia minkštutė atrodo. Bet čia, pažiūrėk, čia. Ten kūno tai turbūt figutė bus po visom tom plunksnom. Plunksas nupešti. Užvirglės. Čia mūsų linksmuoliai. Šitie darbininkai. Dirba ir kiek mes sakom, tai pavarstyti, neatsipalaiduoti jos, tai turi tai visą. Ir šneka, jie moka šnekės storuliai. Aha, storuliai, čia mos kaupėt, taip. Ir jie šneka. Čia jau jie suaugę? Jau suaugę. Pim. O Jėzus Marija. Žiūrėk, toks storas ir linda. Taip, bet matėt kaip lindo? Šonu? Jo. Tai pašnekėk. Nu, pašnekėk, irgi labai mokatės tos. Su savo bumšelį tokiais. Labai bendraujantis yra. Bus. Vat kaip prisnaudarės, kaip tu pakartojo, taip ir prisnaudarės. Kaip juodai baltas. Tėvas juodas nusižiūrė. Jos jūs galite rekomenduoti. Daugelis turi problemų su šitu. Jos yra vienintelės susiję. Jie negirdėt, pavyzdžiui, pietuose. Jo. Nu ėda mažas raidytas ir ėda įsikiekti viską. Man tai šitą. Tai balerinas, galų Tai va, to šitą antis ėda. Gulbės turim baltus, amžinų klasika, baltus ir juodas. Taip, bet va, čia tai... Mes jau nusprendėm, kad tėtis juodas buvo mano baltas. Bet snapas toks fainas raidas. Tas butelinė ten visai, bet tiesiog vaikas. Čia balerinas. Ant galų pirštų vos. Mandarininės antys yra tokios, irgi labai ryškios gražios. Ką mandarinkas. Nu.
Bet jos galėtų išskristi, ar jom padaryti operaciją? Kur batonas, ačiū? Tai pasimatymas varė.